Sveiki visi, aš Edgaras. Sveiki, aš Erikas. Praeito podcast'o metu kalbėjom bendrai apie degalų kainas, apie degalų tiekėjų pasirinkimus. Šio podcast'o metu pakalbėsime daugiau apie skaitmenizavimo iššūkius, apie įmonių požiūrį į skaitmenizavimą ir pabandysim giliau panagrinėti kylančias problemas. Šiaip praeitą kartą mes nemažai pakalbėjom apie tai, kad su kuo susiduria, su kokiam problemom įmonės, ar ne, ir žmonės, kurie dirba su tom kainom. Ir ką mes pastebėjom, turbūt tokį dalyką, kad žmonės arba įmonės, kurios pradeda naudotis mūsų sistema, dažnai susiduria su tokiu klausimu, kad reikia keisti tokį rankinį darbą į automatizuotą. Ir su tuo yra keletas tam tikrų iššūkių irgi, ar ne, atsiranda pas įmonės. Kokios galbūt patirtis ir praktika yra, kaip įmonėm staigiau pereiti, nes mes čia kalbam vis tiek apie tą tokį veiksmą, kad žmogus šiek tiek pasitraukia į šoną ir pradeda dirbti kažkokie, pavadinkim taip, robotukai, ar ne, kurie surenka tas kainas, kažkur jas importuoja, sukelia, apdoroja, ar ne, ir po to atvaizduoja. Tai kokia galbūt yra praktika, su kokiom galbūt bėdom susiduria tos įmonės, pradėdamos dirbti tokiu skaitmeniniu ar neskaitmenizuotų būdu? Tai turbūt čia viena iš pagrindinių, kaip pasakyti, problemų, nes labai daug įmonių net negalvoja, kad galima pakeisti tą dalyką ir daug įmonių netgi apskritai kainų neseka. Tai jom net nėra ką keisti. Tai būna dažnai, kai kalbi su įmonė, jos sako, tai aš šitos informacijos neturėjau, apie tai net nepagalvojau, arba galvojau, kad viską turiu ir viską žinau. Ir kai paskui jau kartu pradedam gilintis į kainodarą, į informacijos rautus, tada įmonė sako, palauk, tai aš šitos informacijos neturiu, šitos informacijos man tiekėjas nedavė. Tada atsiranda staiga žmogus, kuris turėtų būti atsakingas įmonei už tai. Ateina tas žmogus ir irgi lygiai taip pat negali atsakyti tuos pačius klausimus, nors jie ten 3, 4 ar 5 metus visi sėdėjo ramus ir sakė, kad mes viską žinom, visą informaciją turim, vairuotojai viską gauna, geriausias kainas mes atrenkam kiekvieną dieną, o pasirodo, kad absoliučiai niekas nevyksta įmoniai. Tai aš turbūt Čia gal galima pasakyti irgi, kad tai yra tam tikras egzaminas įmonėje, ar ne, nes tu buvai pasiruošęs prisidengęs kažkaip tai, ar ne, nes būdavo klausimas, ar viskas tvarkoja, labai paprasta pasakyti, viskas tvarkoja. Bet kai eini to skaitmenizavimo keliu, tu negali taip pasakyti, kad maždaug, ar ne, maždaug tokia kaina, maždaug taip dirbam, turi labai aiškiai, tiksliai viską sudėlioti. Ir čia turbūt, ar ne, yra ta bėda pirmoji, su kuria susiduriam. Jo, čia turbūt reiktų pasakyti, vienas klientas labai teisingai įsireiškė. Kai mes praėjom su juo per kainodarą, pasikalbėjom, pasiaiškinom, kokios informacijos reikia, ką jisai žino, ką jisai turi, kaip jisai seka, kaip jisai tą informaciją padalina, jisai sako, bet aš dabar suprantu, kad pirmas dalykas, tai sako, man kaip ligoniui suprasti, kad aš turiu problemą. Ir kai sako, tu jau susitaikai su tuo, kad aš turiu problemą, tada, sako, jau gali pradėti ją spręsti. Nes ir čia buvo labai toks, kaip pasakyti, teisingas ir tikslus pasakymas, pamąstymas gal ne taip, nes nemaža dalis įmonių, kaip ir sakiau, apie tai negalvoja ir kai jos apie tai negalvoja, arba netgi atvirkščiai galvoja, kad jau viskas sutvarkyta, jos net nemato tame problemos. O iš tikrųjų problema yra ir įmonių pinigai važiuoja pro šalį. Tai va čia tas dalykas kaip gydytojas, ne, tu turi pradžioj pasakyti, kad yra blogai, tada pacientas, ne, sako, taip, aš sergu, ir tada prasideda gydymas ir išgyjimas. Tai va čia yra labai, tas klientas pats įvardino, sako, aš jau dabar supratau. Turbūt dar svarbu ir pas kokį daktarą pakliuvai, ar ne? Ar žinai, jisai ką čia gydyti, ne? Taip, labai dažnai tie daktarai būna degalų tiekėjai, kurie negali visko pasakyti ir atvirai pasakyti, nes vis tiek kiekvienas turi savo kažkokį tai interesą. Kiekvienas pardavėjas, jisaigi nepasakys tau, ką ir dabar matoma, nedirbdami su įmonėm, kai įmonės jau sako, tai palauk, tas vadybininkas, su kuriuo aš dirbu N metų, tai kodėl jis man nesakė, kad aš ten piluosi plus 10 ar 15 centų. Ir kai jau tik tai mes ateinam kartu, tada sako, tai ką tu darei 10 metų šitos serijos. Ir turbūt irgi, kai mes darom tą tokį
programavimą pavadinkim, ar ne, tai mums reikia labai tikslių dalykų. Ir ta kaina, kai mes ją bandom suvesti, jinai dažnai susiduria iš daugybės skirtingų dedamųjų. Ir paskutiniai atvejai po mūsų pirmojo podcast'o tikrai nemažai įmonių kreipėsi ir pradėjo klausinėti, uždavinėti tos klausimus ir mes dažnai sakom, kad jau nauda yra tuo metu, kai jau pradedam kalbėti, ar ne, net nepradėjom nieko daryti, bet jau pradedam tik tai diskutuoti apie tai, įmonės pradeda suvokti, ar ne, va čia tas irgi kaip to ligonio, suvoki, kad visgi turi kažkokią tai tą bėdą ir labai gerai, tai yra labai teisingas dalykas ir va po to išeina tie visi suvokimai, kad visgi ta kaina yra šiek tiek ne tai buvo interpretuojama, ne tai buvo suvokiama, viena geriausia kaina šalyje nėra tas pats, kai 35 šiek tiek prastesnės, bet visoje šalyje, kaip pavyzdys, ar ne, tada prasideda toks tikras įvertinimas. Tai čia yra pirmoji turbūt, ar ne, tokia bėda, kad suvokti tam, kad dirbtų robotas, jį reikia pilnai apmokyti. Mes esam tam, kad padėtume, ar ne, tą robotą apmokyti, bet mūsų klientai yra tie žmonės, iš kurių mes gauname tą visą informaciją, o jie gauna informaciją iš tų degalų pardavėjų, ar ne, kurie, kaip ir mes kalbėjom pirmo podcast'o metu, turi kiekvieną savo kažkokią tai mintį, nuomonę ar ten dar kažką. Interesą ir dar dažnai net neturi tos informacijos, ar ne, tai čia irgi prisijungia ta mūsų patirtis, kai padedam tada susivokti, ar ne, na gerai, paimam ten transakcijas, ar ne, pasižiūrim, kas ten vyksta, na, tokį labiau ekspertinę nuomonę. Čia pirma tokia bėda, antra bėda, ar ne, turbūt galima irgi taip pabrėžti, kad tai yra sistemos, su kuriuom dirba įmonės. Ir jų yra daug įvairiausių, ar ne, visi turbūt tų sistemų pardavėjai irgi sako, kad mano yra pati geriausia, bet ką mes irgi iš praktikos matom, kad ne visos yra vienodos, ar ne visos dirba taip, kaip norisi. Ir jeigu mes einam tuo keliu, kalbam apie automatizavimą ir kokia yra praktika, ar ne, nes turbūt galim apie tai pasakyti, kad yra ir rankinių, pavadinkim, pusiau automatinių, ar ne, netgi labiau turbūt rankinių sistemų. Gal čia galim šiek tiek plačiau pasakyti. Jo, čia irgi įdomus dalykas, tai yra klientų, kurie sako, kad geriausia mano planavimo platforma tai yra Excelis. Tai su tokiais klientais mes irgi nesiginčiam net, nes jeigu įmonė dirbdama 20 metų vis dar galvoja, kad Excelį geriausiai galima suplanuoti maršrutą vilkiko, na tai čia kaip ir kalbėjom, jau reikia pripažinti, kad yra kažkokia problema pradžiai, o paskui tik tai judėti į priekį. Tai, o grįžtant prie, sakykime, tų pačių GPS sistemų arba transporto valdymo sistemų, tai taip, yra jų Europos mastu turbūt ne viena dešimtis ir turbūt net ne vienas šimtas. Ir ką mes dabar matom, labai priklauso, kokią naudą suteikia ta sistema transporto įmoniai ir kiek automatizuotai tas viskas vyksta. Nes yra, sakykime, sistemų tokių, kur, na, sako, vėlgi grįžkim prie mūsų temos, ne, prie kainodaros ir sako, okei, tai va čia yra failai, va tu susikelk viską pas mane į sistemą ir viskas bus gerai. Ir tada, ką mes matom pas klientus, įmonės vadovas, savininkas galvoja, kad viskas yra sukeliama ir viskas iškomunikuojama, duomenys yra nesukeliami, nes vadyba ar pamiršo, ar neatėjo failas ištekėjo. Na vėlgi, grįžtam prie to paties, kad tas dalykas nerūpi tai pačiai įmoniai, nors deklaruojama, kaip mes ateinam, kalbame su įmonėm, sako, jo, mes čia viską žiūrim, viską sekam, viską skaičiuojam, bet paskui, kai mes jau ateinam iš konsultacinės pusės ir pradedam dirbti su įmonė, mes matom, kad tie žmonės, kurie turėtų būti už tai atsakingi, jie arba nieko nedaro, arba daro, bet nepilnai. Nu ir tada kyla klausimas, tai kokia gali būti daroma analizė, kainų analizė iš duomenų, kurie yra nepilni arba netikslus. Tai ir vėlgi grįžtam tada jau prie tiekėjų, nes ne visi tiekėjai atiduoda tikslius duomenis. Kai kurie tiekėjai net neatiduoda absoliučiai duomenų. Tai tada, jeigu tu turi iš 100% 60% duomenų ir iš jų darai analizę, tai tada, na, ko verta ta analizė ir kokia jinai tiksli. Na ir turbūt čia vėlgi, aš turbūt matyčiau šitą pagrindinį veiksmą, tai yra žmogiškas faktorius, kokia, sakykime, šiandien mūsų podcastų ir tema, ne? Žmogiškas faktorius ir labai sunku rasti žmogų, kuriam nuoširdžiai rūpėtų, sakykime, tas įmonės kainos, ne? Mes turbūt 20%, ne?
kai nueinam pas įmonę, tai iš 10 žmonių, kurie atsakingi už kainas, 2 yra tikrai suinteresuoti, o 8 dirba darbą, kurio nemėgsta, sakykim taip. Na ir tada vadovas galvoja, kad viskas daroma, žmogus kartais padaro, kartais nepadaro, nu ir vėl grįžtam prie to paties, kad turi netikslius duomenis ir moka pinigus, na sakykime, permoka pakankamai smarkiai. Aš gal dar papildysiu, kad tas skaitmenizavimas jis yra irgi procesas, ar ne, susideda daug dedamų iš toj vietoj. Tai vieną dalį mes tikrai išsprendžiam ir jeigu kažkam kyla klausimų, ar čia geriau ar ne, tai turbūt geriausia kalba tai mūsų klientai ir jų patirtis, kai irgi buvo abejonė, ar čia bus geriau ar ne, ir mes darom tam tikrus irgi tarpinius sutikrinimus, ar viskas gerai, jie patys paskaičiuoja, ar taip atrodo ir dažnai būna taip, kad netitinka, bet netitinka kliento pusė, ar ne, kad pasiskaičiuoja, ne taip įvertino, ne taip įtraukė, ne tą valiutos kursą panaudoja, ne tą nuolaidą ir labai daug dalykų. Ir tada mes žiūrim, kad kyla klausimas, ar ne, tai iš ko mes vadarėme, ar ne, tas išvadas. Tai čia vienas toks momentas, kitas momentas, tai dažnai būna, kad įmonės pateikė kažkuo arba kažkokią tai informaciją, kurią jai pateikė kažkas, kas turi tam tikrą intenciją. Kažkada. Ir mes kalbam apie naują produktą, kaip ten bebūtų, ar ne, tokio tipo produkto nebuvo, kuris būtų tikrai nepriklausomas, kur galėtų, iš esmės, tai yra kliento, ar ne, transporto įmonės duomenys ir produktas, nėra kažkokios ten transporto sistemos dalis, ar ne. Ir čia irgi vyksta tam tikri prieštaravimai, galbūt netgi lūžiai tam tikrais atvejais, nes jeigu tos sistemos vystytojas ne iki galo supranta, ar ne, kokia tai yra nauda, ir dažnai būna net nesigilina, kokia tai yra nauda, o nauda yra tokia, kad tai yra iki 300 eurų per mėnesį vienam vilkikui, ar ne tiek maždaug pinigų, ir tai yra vėlgi mūsų patirtis, ar ne, kur ne vienas atvejis tą patį deklaruoja. Paskutinis atvejis buvo, kai klientas irgi pokalbio metu pradėjo tiesiog sakyti, wow, kiek mes čia sutaupysim pinigų. Dar prieš tai atvejis buvo iki 20 centų vienam litrui, nes galima sukontroliuoti. Ir tam tikri klientai naudojasi tam tikrom sistemom, kurių įkaitais jie patys ir tampa. Tai jeigu tos sistemos vystytojas nedaro kažkokių tai, pavadinkime tai, aktyvavimų, ar ne, papildomų ten šaltinių, kas palengvina klientui darbą, tai reiškia, kad jis nėra galbūt iki galo ir suinteresuotas, ar ne, kliento sėkme. Tai čia irgi turbūt įmonėm norėčiau tokią žinutę išsiųsti. Nes jeigu vadybininkas, kuris dirba su kainom, bendrauja su GPS platforma, kuri priešinasi naujovių įdėgymui, tai tikėtina, kad lygiai taip pat eina ir su visais kitais procesais, ar ne? Kad reiškia ribotumas galbūt sistemos, tada priveda prie to, kad arba nedirbama tokiu principu, arba nedaromi tam tikri procesai, arba dirba tas žmogus ir sako, aš dirbau taip, kaip dirbu, nes kitaip mes negalim, nes net turbūt neįsivaizduoja. Tai mes labai dažnai patariam išsibandyti skirtingas sistemas, ar ne, lygiai taip pat kaip ir mūsų, ar esama, ar ne, padaryti pasilyginimą, nes tik tai kai palygini, tik tada pradedi suprasti, ar ne, apie ką čia eina kalba. Ir turim pavyzdžių toj pačioj Lenkijoje, ar ne, ten Vokietijos įmonės, tai paskutinis atvejis Lenkijos įmonės vadovas pats tiesiog sakė, aš nesuprantu, kodėl ir sako, ir suprantu iš dalies, kodėl kitos įmonės nesidegė šitų visų naujovių, nes vadovas tikrai būna per toli nuo visų šitų dalykų, kurie atrodytų kainuoja pakankamai brangiai ir tikrai duoda labai daug naudos. Paliekama galbūt vadybininkams, ar ne, šitos klausimus spręsti, o jie yra, pavyzdžiui, kaip ir kalbėjom praeitą kartą, buhalterija atsakinga, kad sąskaita būtų apmokėta, ar ne, ne apie tai, kas joje yra ir kodėl yra būtent šitaip. Ir tada atsiranda užsimesga tam tikri ryšiai, kontaktai, gera patirtis, tada mes galbūt per daug kartais klausom kažkieno nuomonės ar nepabandę. Tai mūsų patarimas būtų, einant automatizavimo ir skaitmenizavimo keliu, visada išsibandyti, ar ne, turėti galimybę tai pasidaryti, nes tik tada sužinosit, o kas iš tikrųjų yra. Ir jeigu turit kažkokią tai informaciją, visada ją tikrinkit, ar ne, jeigu kažkas yra ten sakoma, kalbama apie vieną kitą ten ar žmogų, ar personaliją, tai visi čia esam vienoj rinkoje, galima visada pasikalbėti ar nepaklausti pačių klientų tų atsiliepimų. Tai aš sakyčiau, kad viena bėda yra žmogus, kuris dirba su kainom, neprisima tos tikros atsakomybės žengti tą žingsnį, bijodamas galbūt iš dalies savo darbo pozicijos praradimo. Iš kitos pusės
tos sistemos, su kuriuom dirbam. Mes kalbam apie GPS, mes kalbam apie visokias TMS platformas, kurios irgi gali būti iš vienos pusės pagalba įmonė, bet iš kitos pusės ir tam tikras trūkdis, ar ne, kuris na, galbūt savų tikslų ar ne kažkokių tai sieks. Taigi kalbėjom apie tai, kad degalų pardavėjas turi savo kažkokį tai asmeninį tikslą, lygiai taip pat ir platforma turi. Mes visada sakom, kad mes nekonkuruojam su nei vieno ten GPS ar planavimo, ar ten dar kažkokią platformą, nes mes ir ne apie tai, ar ne, mes apie tai, kad tiesiog duomenys būtų teisingi, o tie duomenys turėtų atkeliauti visas sistemas, su kuriomis dirba tiekėjas. Ir neturime kažkokių tai geresnių, blogesnių, ar ne, ten, ar kaip čia, partnerių arba draugų. Tai yra klientas, transporto įmonė, tai esame mes su duomenimis ir tai yra ta sistema, į kurią turim tos duomenys atiduoti. Va, visas procesas. Nu, tai tavo patirtis, jeigu yra įmonėje žmogus, kuris atsakingas, na, gauna duomenys, juos išanalizuoja, kažkur juos padeda, įkelia į sistemą, ar tiesiog pats paskaičiuoja ir siunčia tiesiai vairuotojams, ar veikia tokia sistema? Turbūt kaip ir visos sistemos, kažkas kažkaip veikia, ne? O čia tai yra toks dalykas, bet kai tu bandai išsiaiškinti, o kas konkrečiai veikia ir kaip veikia, tada tu gali pradėti ir matuoti, ar ne, kokia tai yra nauda. Nes mes, kai kalbam apie skirtingas, pavyzdžiui, tas GPS ar planavimo platformas, jos tikrai yra skirtingos, jos tikrai yra nevienodos, jų užduotis ir tikslas yra turbūt labai panašus, bet čia kai kalbam apie kainas, ar ne, vat, kainų ten atvaizdavimas. Tai mes turbūt vienareikšmiškai galim pasakyti, kad tokios sistemos kaip mūsų nėra. Yra tik tai, na, čia kaip yra automobiliai, yra ar ne tokios kaip kopijos, ar ne automobiliai. Tai va čia irgi pas mus yra produktas, kuris tikrai su kuriuo dirbama kiekvieną dieną. O jeigu tai būna kažkokios GPS platformos dalis, tai na, su ją tiek ir dirbama, ar ne? Tai reiškia, kad turi būti labai didelis spaudimas iš klientų pusės, galbūt kartais spaudimas iš degalų pardavėjų pusės, ar ne, kad čia aktyvuokit ir panašiai. Tai planavimas, jeigu mes kalbam apie sistemą, kuri gerai viską daro, kuri gerai viską atlieka, tikrai duoda labai daug naudos. O tokie exceliniai planavimai, tai čia yra, na, tikrai, jeigu tokį dalyką darai, tai reiškia, kad jau... Nu, gerai, kas būna? Atvažiuoji kalbėti su įmonės vadovu ar savininku, prasideda susitikimas ir jisai sako, jo, aš esu nutolęs nuo šitos temos, anksčiau pats žiūrėjau, dabar yra žmogus, aš toj pasikviesiu žmogų, kuris yra už tai atsakingas. Ir kas tada vyksta? Ir ateina žmogus, kuris už tai atsakingas, kuris kartais ir neturi atsakymų, tiesiog ne kartais, o dažniausiai neturi visų atsakymų ir mes vėl grįžtam prie to paties, ar ne, kad tie žmonės, kurie yra viduj, dalinai kažką žino, dalinai kažką gali suplanuoti, bet tai yra, nu, kai mes kalbam, 20%, ar ne, visos turbūt visko, ką galima išpešti. Ir jeigu įmonės tikrai planuotų apie kažkokius AI sprendimų dėgymus, tai šita vieta yra, na, jinai niekaip nekoreliuoja su tuo dirbtinio intelekto kažkokio tai paleidimo. Turi būti viskas labai tikslu, labai teisingai apdorota, kad mes irgi pastaruoju metu darom papildomas visokias ataskaitas, analizės. Klientas jau turi savo duomenis ir iš jų gali labai daug visokių dalykų pamatyti, žiūrėti, pasiruošti galbūt dėrybom, ar ne, irgi galbūt jisai planavo, kad tam tikrą tiekėją reikia paspausti, nes blogai siūlo, pasidarom ataskaitą, žiūri, kad čia labai gerai siūlo tas tiekėjas ir nėra čia ko prie jo kipti ir ten kažką tai papildomai daryti. Tai vat, tie žmonės, kurie ateina, kurie neturi tos patirties, mes pasiūlytume tiesiog nebijoti, o pasikalbėti. Nes tai nieko nekainuoja, kaip mes sakom, dažniausiai duoda daugiau naudos. Ir visa mūsų patirtis ir praktika yra tokia, kad visi galvoja, kad jie yra pilnai pasiruošę, kad viską puikiai daro, kad yra netgi ten gal 5 žmonės, kurie tą dalyką padaro, iki kol nepradedam kalbėti, iki kol nepradedam lysti šiek tiek giliau. Kai pradedam lysti giliau, tada ir tas pats vadovas pamato, kad nėra viskas taip gerai ir gražu. Tada, kai padarom pirminį tokį kaip bandomai, ar ne, versiją paleidimą, pamatom, o kaip pasikeičia viskas, ar ne, kaip buvo, kas renkamasi prieš tai, kas po sistemos paleidimo, irgi užtrunka, kol žmonės pripranta prie tų dalykų ir prie tų įrankių. Tai turbūt tokia ir yra ta patirtis, kad prasideda nuo tokio šalto pakankamai pokalbio, kad, nu, ką aš čia mums padėsit, ar ne, ką aš čia išspręsit. Bet, kaip ir kalbėjom, nieko nekainuoja tas dalykas pasikalbėti, išsiaiškinti, sužinot, tada neturėti tam tikrų nuostatų, ar ne, o kalbėti ir ieškoti sprendimų, jeigu tikrai norim efektyvaus darbo, ar ne, nes matom irgi pranešimų, kad tai viena, tai kita įmonė neatlaikė konkurencinio ar net to viso rinkos situacijos. Tai čia yra dalis ir tų pačių, aš sakyčiau, net ir sistemų, su kuriuom dirba tiekėjai, žala tam tikra.
negalima, na, jeigu patarimai yra blogi, kaip pas daktarą atėjai ir patarimai yra blogi ir tu matai, kad situacija negerėja, tu negali klausyti, ar ne, turbūt bent jau antros nuomonės nueik pasiklausyk. Tai čia irgi labai tą skatintume ir pasakytume, jeigu kažkas matot, kad kažkas yra negerai, nu tai ateikit pasikalbėkim tiesiog. Tai vat, po pirmo podcast'o nemažai įmonių buvo, kurios tiesiog paskambino, paklausė, sako, nu, jūs pasakėte tai, ką mes su kuo ir gyvenam. Tai mes ir sakom apie tai, su kuo mes susidurėm, su kuo gyvena iš tikrųjų tos įmonės. Aš čia turbūt pridėčiau dar apie tos diagnozės pripažinimą, ne? Tai jeigu ateina mes kalbėti su įmonė ir įmonės vadovas ar savininkas ar finansistas atsiveda žmogų, kuris yra už tai atsakingas, tada kaip taisyklė, ką mes matom, būna daug sunkiau pripažinti tą dalyką, nes prasideda vienas kito, kaip pasakyti, pasaugojimas ir uždengimas. Vienas sako, okei, aš žiūriu kainas vieną kartą per savaitę, pasižiūrėjau pirmadienį, gavau iš tiekėjo kainas pirmadienį, nusprendžiau, kur čia reikia piltis, visiems vairuotojams išsiunčiau ir visą savaitę, kartais savaitę, kartais 2 savaitės ir viskas būna gerai. Ir tada, kai jau pradedi kalbėti toliau ir sakai, bet tu šiandien pažiūrėjai kainas, o rytoj kainos pasikeitė, gal tiekėjai pasikeitė, ką mes ir matom, ne, keičiasi tų tiekėjų sąlygos. Ir tada įmonės vadovas jau sako, jo, bet čia mes taip ir buvom sutarę, čia viskas yra gerai, mes tikrai darėm analizės ir tikrai matom, kad tas 2 savaitės jau ten viskas taip ir būna, kaip tą vieną X pirmadienis viskas sutvarkyta. Ir tada tu supranti, kad taip nėra ir matai, kad tas vadovas, netgi dažnu atveju savininkas, bando pridengti savo darbuotoją, kuris, nežinau, ar netyčia išsidavė čia, pasakė, kad čia aš tik tai pirmadieniais žiūriu tas kainas. Ir toks gaunasi, tu supranti, kad ten pinigai eina truputėlį pro šalį ir kad tikrai galima efektyviau tą dalyką padaryti ir automatizuoti tą dalyką, bet įmonė priešinasi ir dviese susėdė, ginasi, sako, oi ne, aš čia galvoju, tai aš čia jau analizavau, aš čia dariau ir ką mes matom, kai jau jeigu pralaužiam tokios įmonės ledus, ne, tada įmonė sako, blemba, tikrai ir to nepažiūrėjom, tų duomenų iš vis neturėjom, o čia to net nevertinom, ir... Čia turbūt irgi reikia pabrėžti, kad nėra tikslas kažką parodyti, kad čia viskas tik tai blogai, ar ne, nes tikrai yra sudėtingas klausimas ir mums užtrunka jį sutvarkyti, ar ne, nes kartais trūksta informacijos, kartais ta komunikacija galbūt nėra tiksli. Kartais sistemos veikia vienaip ar kitaip, ar ne? Tai čia turbūt irgi mes esam transporto įmonės pusė pirmiausia, mes esam su šita įmonė, ar ne, už jos geresnį, efektyvesnį darbą ir sklandesnį darbą ir viskas. Ir čia tom ir baigėsi, ar ne? O visa kita, ką jie pasirinks, tik tai galim kalbėti ir turbūt nagrinėti, ar ne? Gerai, ten daro sistema blogai. Ir galbūt prie šito klausimo norėtųsi grįžti. Tai mes turim patirties, kai yra pavyzdžiui, sistemos, kurios įdegė, ar ne, va šitą kainų atvaizdavimą per mūsų platformą, iš Unvero pasiima tas kainas ir turim pavyzdžių, kai daro ne iš Unvero, ar ne, tai reiškia, kad žmonės patys ar ten kažkaip ta sistemėlė pati bando kažkaip surinkti. Kokie galbūt pagrindiniai skirtumai, pagrindiniai niuansai, kuriuos reikėtų atkreipti dėmesį ir kokie galbūt iš to išeina žala, pavadinkim, ar ne, jeigu nesinaudoja? Žala šitoje vietoje labai paprasta, tai permokama už degalus, nes nesukontroliuojama ir čia turbūt vėlgi grįžtam prie to paties, rankom neįmanoma to sukontroliuoti. Tu gali turėti visus pasaulio duomenis, bet pabandyk juos suskaičiuoti čia ir dabar, tada, kada tau reikia. Lenkijos klientas čia prieš porą dienų gal skambina, sako, žiūrėk, matau, kad gal kažkas pas jūs sistemui negerai su kainom, nes šitą maršrute ne tą tiekėją man meta, aš žinau, kad kiti tiekėjai ten yra pigesni. Gerai, pasižiūrim, tikrai tas tiekėjas, kuris buvo išmestas, jis yra pigiausias. Tai va čia, ką tu minėjai pokalbio pradžioj, kad kažkada kažkas jiem pasakė, į pasąmonę įliko, kad va tie tiekėjai toj šaly yra pigesni, bet būtent tam maršrute tuo metu tą dieną būna pigesnis kitas tiekėjas. Ir kaip tu šitą suskaičiuosi? Tai, tu nusibrėžiai maršrutą, tada tu turi žinot, kur yra degalinės tam maršrute, visų tiekėjų. Tai jeigu tu paimsi didžiausius tiekėjus, tai ten tam maršrute bus 1000 degalinių.
kiek mes matom, iš užklausų ateina 1500 degalinių. Ir iš 1500 degalinių tau reikia per gerai. Mūsų sistema atrenka per kiek? Per dalį sekundės, ne? Per 1 sekundę. Tau atrink per 3 minutės, skirk 3 minutės. Tai per 3 minutės tu atidarysi kiek? 20 degalinių kainų. Ir tai labai turbūt priklauso, ar ne? Tai, o kaip tu naudojasi, ar ne? Ar tu atsidarai tos savitarnos portalus, savo Exceliuką, ar ne? Kaip vyksta visas procesas, turbūt labai svarbu. Ir čia aš irgi pabrėžčiau net, na gerai, tarkim, galėtų pasakyti, kad mes sutvarkėm rankomis viską, ar ne, ir turime. Bet Edgarai, taip ir sako. Pas mus viskas sutvarkyta rankom, mes viską turim, mes viską žinom, pilamės tik tai tose degalinėse, kurios yra nuolaidinės. Ir mes paprašom, duokit transakcijas, atsidarom transakcijas ir ten taip nėra. Tai tada klausimas, kodėl taip nėra, ir tada visos pusės iš karto supranta, kad kažkur yra nutrūkusi styga. Tai, bet tų nutrūkusių stygų yra labai labai daug. Ir, na kiek, įmonė turi 30 vilkikų, 20, tai kiek maršrutų planuojama? Na tikrai nemažai maršrutų planuojama. Ir kiekvieno maršruto metu atsirinkti tau geriausią kainos pasiūlymą ir vėlgi, ar geriausias kainos pasiūlymas yra tau geriausias tuo metu, ne? Tai vėl tas lankstumas turi būti, o kai jo nėra, tada visi važiuoja pagal įprotį ir tada slepiasi, kad pas mus viskas sutvarkyta, kaip aš jokios tempia kaldrą. Žmogus, kuris atsakingas už kainų stebėjimą, jisai tempia kaldrą savo ant galvos nuo kitų, kad aš esu atsakingas, aš viską žinau, aš esu labai svarbus įmoniai. Ir čia irgi toksai, kaip pasakyti, suprantam, žmogaus darbo vietos saugojimo, ne, jo statuso įmoniai saugojimas, nes aš čia kalbuosi su tiekėjais, aš čia valdau situaciją. Bet iš tikrųjų, tai viskas gerai, bet įsidiegus sistemą, kuri tau padeda, tavo darbo spektras, jisai gali būti daug platesnis, daug įdomesnis. Nesikūsti po Excelius, nežiūrėti ten kažkokių tai, neskaičiuoti trečio skaičio po kablelius, bet tada tu gali dirbti jų vadybinį darbą, ne? Tu gali kalbėti su tiekėjais, gali įdieginėti naujus planavimo įgūdžius, įpročius, naujas taisyklės savo įmoniai, vadybai, kuri dirba kiekvieną dieną su vilkikais. Tai čia yra ir labai gaila, kad tie žmonės, kurie užsidaro, kurie saugosi kažkokiu tai būdu, jie nemato tos perspektyvos toliau. Ir dar vienas dalykas, kai mes jau pamatom, būna tokių įmonių, kai mes pamatom, kad tas žmogus, kuris atsakingas, daro neteisingai, daro klaidas, tada ką mes padarom? Kaip visą laiką nueinam pas įmonės vadovą ir tą atvirai pasakom. Ir nes čia yra įmonės vadovo, savininko sprendimas, ne? Ir kai mes pasakom, kad pas jūs yra va čia problemų, labai dažnu atveju baigėsi niekuo. Tai tada klausimas kyla, o tai kas valdo įmonę? Ar valdo savininkas, ar valdo įmonės direktorius, ar valdo darbuotojas? Kartais valdo ir tiekėjai, arba paslaugų, arba instrumentų, ar ne, pavadinkim GPS, TMS ir visi kiti. Tai va čia yra toks, ta problema, apie kurią aš galvoju reikia kalbėti. Nes visi sako, oi, čia vadovas blogas, savininkas blogas, čia skriaudžia ir taip toliau, bet ką mes matom, kad dažnu atveju įmonės vadovas ir savininkas, nenorėdamas pykti su darbuotojais, nuleidžia rankas, vėlgi, kaip ir diskutuojam, sakom, kad dar turbūt nėra įmoniai taip blogai, ne? Kaip čia sako, oi, krizė, va čia nėra. Čia turbūt net darbuotojo klausimas, ar įmonė yra blogai ar gerai, ar ne? Čia yra vadovo klausimas ir turbūt mes taip ir turim užakcentuoti, kad vadovai ir turi rūpėti, ar ne? Ir jeigu vadovas galvoja, kad taip yra gerai, tai tada ir su visom pasiekmėm irgi reikia atitinkamai, ar ne, dirbti ir kovoti. O čia turbūt irgi pabrėšiu, kad tas žmogus, kuris atsakingas už tą kainų, ten kokį nors ten monitoringą, ar ne, tebūnie, jis saugo ten savo vietą, tebūnie vadovas irgi, kaip čia sakyti, galvoja, kad tiek to, tegul jis ten ir dirba, ar ne, tą darbą. Bet, pavyzdžiui, žmogus, kuris dirba su kainom, turi labai gerą progą, jeigu jis dirba dar su ta sistema, kuri irgi ten nesintegruoja niekur, ar ne, neatiduoda duomenų niekur, kur reikia kitas platformas, ar ne, kad dar stabiliau dirbtų. Nes toks labai patogus tandemas gaunasi, kad vienas kitą pridengia, ar ne, tu paklausi, ar gerai dirba sistema. Ir net nesigilini, ar ne, ar gerai, ar blogai, kaip tau pasako tas, pavyzdžiui, nežinau, GPS tiekėjas, ar ne, kad, girdėjau, kad nėra labai gerai. Ir ką tai reiškia, ar ne, kad tas žmogus gavo kažkokį tai
informaciją, kuri nėra informacija, o tiesiog kažkokia tai galbūt čia yra nuomonė ar tiesiog savo tikslų kažkas siekiama. Ir tai bandom pasakyti, tada su vadovu, kai bus bendravimas, tarkim, vadovas pasakys, aš girdėjau podcastą, na, vyrai gerai šneka, ar ne, ten gerus dalykus. Jo, girdėjau, bet ten nieko gero. Tai va šitą dalyką pirmiausia reikia tiesiog panaikinti ir sakyti, pirmiausia pasikalbėkim, išsiaiškinkim ir tada pamatysim, o ar yra kažkur tai gero, ar nėra. Reikia komentarų iš kliento, jokių problemų. Turbūt ne vienas mūsų klientas nepasipriešins tam dalykui, kad, na, parekomenduoti, ar ne, ir pasakyti, kad tikrai buvo kitaip, kai pradėjo darbuotis. Tai... Nu, tai čia grįžtant prie to pačio, ne, kad mes jau esam girdėję, kad ir Rusijos agentai, ir čia žulikai, ir vagis, ir kas tik tai bebūtų, ir čia irgi toks nesuprantamas dalykas. Tai kai tu girdi tokias nesąmonės apie... Bet čia turbūt apie visą rinką galima tai pasakyti, ar ne? Nes tai nėra argumentai, ar ne? Nes va tai, kad tu pasakei, tai yra tiesiog sugalvoti kažkokį tai žodžių kratinys, kurių nieks negali nei patvirtinti, nei paneigti, ar ne, kaip pavyzdys. Bet tiesiog užmetama ir taip vyksta turbūt ir visų, ir degalų pardavėjai tą patį daro, ar ne? Nes būna, kaip pas mus irgi kreipiasi ir sako, o tai čia tas geras ar blogas, ar ne? Nes kažkas prišnekėjo, kad tie tai vagis, tai visada ten sukčiauja, visada ten neteisingai paskaičiuoja. Tai mes ką padarom, turim visą tą duomenų paketą, visą informaciją, sutikrinam ir tada matom. Mes nesivadovaujam tokiais, kad o aš kažkur girdėjau, kad ten kažkur galbūt kažkas negerai. To akcininkai Rusijai arba dar ten kokią nesąmonę. Nu, čia, nu, jo, bet čia turbūt irgi čia svarbi tema bendrai rinkoje, ar ne? Nes mes kalbam, mes susidurėm su klientais ir mes kartais jie sako, o tai su kokiu ten TMS platforma, GPS platforma, mes sakom, jūs bendraukit su visais, nes čia yra jūsų reikalas pasirinkti tai, kas jums yra geriausia. Mes nesam nei ambasadoriai degalų pardavėjai, nei ambasadoriai kažkokios ten TMS ar GPS platformos, nes dirbam visoje Europoje iš esmės, dirbam su skirtingais klientais, su skirtingom platformom. Mes esam kliento, pavadinkim, Exceliukas, ar ne, iš kurio visi duomenys atkeliauja. Tai ar Excelis renkasi, ar ne, į kokį, ar į Mac'ą, ar į Windows kompiuterį, ne, atsidurt kuriam kompiuterį, tai ne turbūt. Bet čia yra svarbus momentas, nes tai yra tas tam tikras pirmas blokas, kuris suformuoja foną, suformuoja tam tikrą nuotaiką, nuomonę ir paprasčiausiasgi visada nieko nedaryti, ar ne, tai yra paprasčiausias dalykas. Bet nieko nedarimas kainuoja. Tai reiškia, kad tu nieko nedarai, permoki iki 300 eurų per mėnesį. Turi 20 vilkikų, 6000 per mėnesį, ar ne? Tu tiesiog permoki dėl to, kad kažkas galbūt kažką pasakė, kad kažkas netingi dirbti. O tu paklausėjai, nes tai irgi yra labai lengva, paprasta, nu tai kaip ir sakoma, ar ne? Jeigu tu valgai nemokamai, tai reiškia, tu esi maistas, ar ne? Tai va čia irgi tą reikia turėti omeny ir nebijoti bandyti. Mes nesakom, kad, pavyzdžiui, jūs turit būtinai naudotis mūsų sistema. Jeigu turit kažkokią tai kitą, pasilyginkit, pasibandykit ir pamatysit rezultatą. Ir vienoje sistemoje jūs matysit, kad jums visiškai nieko nereikia daryti, nes apie ką mes kalbam, apie tą skaitmenizavimą, kai mūsų klientam nieko daryti nereikia. Nei su kainam, nei kilnot, nei vest nuolaidų, nei stebėti, ar degalinė atidaryta, uždaryta, ar ten dar kažkas įvyko. Reikia sugalvoti nustatymus. Tik tai toks dalykas, bet irgi, va čia pabrėžčiau, kad mes kalbam apie tą automatizavimą ir skaitmenizavimą, tai kuo toliau mes esam pažengę, o mes esam jau pakankamai toli pažengę su visom kainom, su tais duomenų tikslumu, tuo toliau mes galime eiti toliau su visom kitom platformom ir siūlyti dar naujus dalykus. Ir ką mes ir sakom, baikit koncentruotis į tas kainas, nes klientas pasakys, man reikia kainų, ar ne, ką daro GPS platforma, tai duok man ten informaciją, aš sujungsiu. Paėmė sujungė, nu ne visai taip. Tada vėl grįžta visi, sako, nu tai kodėl tu man nepasakei taip, kaip reikia. Ir tas, kol įvyksta, kad taip, kaip reikia, taip ir neįvyksta, ką mes pamatom gyvenime. Nes viskas kinta, viskas keičiasi, turėjo Excelį, papildė Excelį, pakeitė nuolaidų sistemą, pakeitė ten komunikacijos kažkokį tai šaltinį, kuriuo metu išsiunčia tą informaciją, kad ta informacija irgi ne visada būna tiksli, ar ne, po to atsiunčia, kad va čia klaidos įvyko, ten dar kažkas įvyko, tai visą šitą procesą mes ir bandom sutvarkyti ir suskaitmenizuoti, kad ir GPS platformos rūpintųsi kitais galbūt žymiai svarbesniais dalykais. Pavyzdžiui, kaip iš tikrųjų tiksliai atrinkti tą degalinę, ar ne? Kaip dirbti tuo būdu, kad vienam vilkikui tinka degalinė, kitam netinka, ar ne, irgi atitinkamai atrinkti. Tai va šitie procesai, kurie toliau veda prie didesnio sutaupimo. Degalų rūšys, taip. Daugybė yra dalykų, kurias galima turbūt irgi toliau skaitmenizuoti. Tai, bet apie tai galima daug labai kalbėti, ar ne, klausimas turbūt bus visada pagrindinis, o tai vienas dalykas, kiek
procentaliai, ar ne, arba įmonės dažnai klausia, tai kiek darbuotojų aš galėsiu atleisti, ar ne, nes būna taip irgi dėgia kokį nors AI sprendimą, pagrindinis uždavinys yra, o kiek aš galėsiu atleisti, ar ne, tai čia einama Tai čia, turbūt per kaštų mažinimą, ar ne? bet čia tas klausimas kyla vėlgi iš tos sistemos pardavėjo, kuris ateina ir sako, žiūrėk, dėkis mano sistemą, čia dabar jau AI, viskas per AI padaryta ir čia liksi tu vienas įmonėje, nieko nereiks, viską darys AI. Tai mesgi žinom, kaip veikia AI ir kokie yra principai, nes AI lygiai taip pat turi paduoti duomenis, kad jisai su jais normaliai dirbtų. Tai jeigu kažkas ateina ir sako, žiūrėk, tau reiks, galėsi atleisti 3 darbuotojus dėl to, kad įsidėksi mano sistemą, tai labai didelė tikimybė, kad čia yra tiesiog, melas. Kad tie darbuotojai galės dirbti efektyviau, turbūt taip. Bet vėlgi priklauso nuo sistemos. Tai lygiai taip pat ir mūsų atveju. Tas darbuotojas, kuris bijo dėl savo darbo vietos, tai nereikės atleisti to darbuotojo. Tas darbuotojas taps efektyvesnis. Jeigu jisai dabar, sakykime, kontroliuoja 20 vilkikų, jisai gal galės kontroliuoti 25. Na tai jau 30-40% jo efektyvumas didėja. Duomenų tikslumas. To vėlgi turbūt reiktų paminėti, kad tie darbuotojai, kurie yra atsakingi įmonėse už kainas, tai nėra jų pilnas darbo krūvis. Yra įmonių, kur tokie darbuotojai daugiau nieko nedaro, bet šiaip mažuma. Tai reiškia, kad tas darbuotojas turi kitų darbų. Tai jeigu jam nukrenta šitas darbas, tai jisai gali kitus darbus daryti. Jisai gali kitus darbus daryti efektyviau. Ir ką tu pats minėjai, eiti toliau su ataskaitom, su informacijos analize ir tą dalyką efektyvinti, savo darbo veiklą, įmonės procesus efektyvinti. Tai čia yra pagrindinis tikslas ir pagrindinis kabliukas, kurio dažnu atveju transporto įmonės nesupranta ir dažnai renkasi tą rankinį darbą ir sako, okei, ir rankinį darbą renkasi, nes kažkas pasakė, kad čia dabar tu turi taip daryti. Vėlgi, jeigu tau kažkas pasakė ir tu su tuo sutinki, tai, vėl grįžtam prie diagnozės, tu turi suprasti, kad tu turi judėti į priekį. Tai mes tą dalyką ir stengiamės įmonėm paaiškinti, kad nereikia bijoti, nereikia traukti kaldros ant savęs, reikia atvirai pasikalbėti, ką mes netgi sakom, atvirai kalbėkit ir su degalų tiekėjais. Nemeluokit, nevaidinkit, kad jūs ten įsiderėję kosminės sąlygas, nes tada darbas dėl darbo vyksta iš visų pusių. Pasakykit tiesą ir turėsit normalų pokalbį, normalias dėrybas, kurias galėsit pravesti su visais degalų tiekėjais. Dabar, kai pradeda įmonės vaidinti ir kalbėti nesąmonės, tai visos pusės tą supranta ir gaunasi, pavaidinai. Tai mūsų atveju mes irgi matom tą vaidybą, iš, kaip ir sakėm, tiek iš įmonės savininkų, kas atrodytų labai keista, Turim tokių pavyzdžių, kur įmonės savininkas sako, gali tu man staupyti pinigų, ir kas. Bet, ir nieko nedaro. Tai vėl tavo teisinga pastaba buvo, nedaro kodėl? Todėl, kad lengviausia nieko nedaryti. Nes kiekvienas pokytis įmoniai yra pasipriešinimas iš darbuotojų. Tai vėl grįžtam prie klausimo, tai kas tada valdo įmonę? Ar darbuotojas valdo įmonę, ar įmonės vadovas? Nes darbuotojų, kurie suinteresuoti įmonės sėkme, ypač finansinė sėkme, tai, tikrai yra mažuma. 20, gerai, 30%, iš 10-3, ką mes matom, visi kiti, jie sėdi, džiaugiasi, yra įpratę prie savo darbo rutinos ir tikrai nenori jos keisti. Ir tie žmonės, kurie nori keisti, jie pasiekia labai gerų rezultatų. Ir tada keičiamos sistemos, bandomos sistemos, ką vienos stambios įmonės savininkas yra pasakęs. Jeigu mano darbuotojas net nepabandė naujos sistemos ir pasakė, kad ji yra niekam tikus, tai reiškia, jisai kitą dieną bus atleistas. Tai čia toksai požiūris, aišku, labai griežtas, bet iš vienos pusės jis yra teisingas, žmogiškai teisingas. Jeigu tu esi suinteresuotas ir tau atėjo kažkas sako, tu pabandyk, tai tu pabandyk. O jeigu tau neįdomu ir tu sėdi užsikasę savo rutinoj, tada nereikia tikėtis iš tokio darbuotojo, gal net ir iš tokios įmonės, kad jinai augs, plėsis ir judės toliau. Taip, kažkada buvo kiti laikai, galbūt dabar mes turim visiškai kitą laikotarpį, kai visi išmoko dirbti mažų kaštų principų, ir reikia eiti jau dar papildomą tą žingsnį žengti, norint kažką pasiekti turbūt geriau. Ir aš taip irgi paklausiau tavęs ir galvoju, kad tikėtina, kad jeigu tai yra įmonė, neturėtų vien tik tai vadovas rūpintis viskuo, ar ne?
Tai, bet signalai, kurie siunčiami kartais būna, vadovo darbas yra išgirsti tuos signalus, pamatyti juos ar ne ir juos atitinkamai reaguoti, nes jeigu tu nereaguoji, nieko nekeiti, Taip. tada ir vyksta, ar ne, tam tikri jau negrįžtamieji ryšiai kažkokie tai, ar ne, atsiranda. Tai procesai. Tai jeigu tu matai, kad tavo darbuotojas pervargęs, ar ne, nespėja nieko, mano kaip vadovo būtų uždavinys su tuo žmogum pasikalbėti ir pasakyti, o kodėl tu taip stringi? Nes mes dažnai būna, kad norim pasikalbėti apie tas kainas ir žmonės, tie, kurie užsima su kainom, visada sako, kad aš neturiu laiko. Ir tu ateini su sprendimu, kad tai tu ir turėsi to laiko daugiau, tu galėsi. Tai va klausimas, ką galvoja vadovas, kuris mato, kad jo žmonės tiesiog kuičiasi ir nespėja nieko padaryti, ar jis galvoja, kad čia yra gerai įdarbintas jo, kaip potencialas. Gal ir galvoja, gerai prispaustas dirba visi. Gali būti ir taip, bet aš taip irgi dėl ko sakiau, kad ne vadovas turėtų būti pamatyti, pasiūlyti sprendimus, nes kartais nežino žmogus, ar jie gali, jeigu tai yra mano darbas, ar aš galiu skirti ten 100 eurų per mėnesį, ar ten 200 eurų per mėnesį, kad aš turėčiau pusdienį kiekvieną dieną daugiau laiko, kurį aš galėčiau skirti kitiem dalykam. Ir gali būti, kad tas žmogus galvoja, kad mūsų politika yra įmonės kaštų taupimas, tai reiškia 100 eurų ar 200 eurų yra papildomas išlaidos, jis net nekyla mintis, kad reikia eiti ir pasikalbėti. Bet jeigu vadovas žinotų, kad tie 100 ar 200 eurų sutaupys jam su 20 vilkikų 6000 eurų per mėnesį, tas žmogus bus laisvesnis, galės dar daugiau visokių gerų dalykų prigalvoti įmoniai, tai jeigu vadovas galvoja, kad čia yra išlaidos ir čia yra netinkama, tai mes tiesiog turim kitą jau tada bėdą. Ne tai, kad žmonės nenori to dalyko naujovį kažkokį tai įdėkti, bet kitur yra. Grįžtam prie to paties. Pripažinimas ir susitaikymas su diagnoze. Tai jeigu to nėra, tai čia visom naujovėm, visam kam bus stopas. Ir aš dar gal tiesiog papildyti tokį, kad taip, mūsų sistema kainuoja, ar ne? Ir mes kalbėjom, kad duodami ten ir išsibandyti, ir pamatyti, kaip tai veikia, bet pagrindinis dalykas, kad jinai kainuoja jau dabar, esami procesai kainuoja įmoniai ženkliai daugiau. Tai vat, jeigu mes turim dabartinį situaciją įmonėje ir sako, bet žiūrėkit, mums dabar nieko tai nekainuoja. Tai mes galim pasakyti, jums dabar kainuoja kokius 6, 5 ar tai 10 ar 20 tūkstančių eurų per mėnesį. Vat tai, kokie yra jūsų dabartiniai kaštai, tai kas bus mažiau po to, kai mes ateisim ir pradėsim darbuotis. O ne tie ten kažkokie papildomai ten porą šimtų eurų. Ir tada kyla klausimas, gerai, jeigu šitą vietą mes išsprendžiam, o kaip vyksta tolimesni procesai. Ir čia vat irgi, ką mes pastebim, kad įmonės pradeda judėti šiek tiek kitaip link, ar ne, link planavimo. Būna ir tokiu atveju, kai sako, kad mes šitas klausimą išsprendėm, dabar mums reikia grįžti prie planavimo, nes irgi pasikeičia. Anksčiau siūsdavo žmogus, dabar turi ten, pavyzdžiui, vadybą tą dalyką padaryti. Tai irgi procesas, tai irgi yra automatizavimas. Ir kuo daugiau, kuo tiksliau mes tų tokių patirčių ir praktikos turėsim, tuo greičiau mes galėsim pereiti, kad iš tikrųjų vadybininkas neturės planuoti, pavyzdžiui, degalų užpilimo kaip tokios užduoties, nes sistema galės padaryti geriau. Kuo geriau mes sudirbsim su tom GPS platformom ir TMS platformom, kuo daugiau tikslumo bus tuose nukrypimuose, ar ne, įvertinimas, ar ten uždarytas kelias, neuždarytas, ar čia patogus privažiavimas, nepatogus, ar ne, bet čia irgi yra tokia sinergija, kaip mes padedam tiem patiem ir GPS ir TMS platformom dar daugiau vystyti tolimesnių žingsnių, eiti prie visgi to automatizavimo, nes kaip irgi tu buvai paminėjęs, kad yra AI ten kažkokie tai dalykai, sprendimai, bet kaip jie gali veikti, jeigu tu turi blogus sprendimus. Ir dėl to visi ir grįžta, blogus duomenys aš turiu omeny, dėl to visi ir grįžta po to, kad dirbam rankytėm ir toliau, nes sistema nežino, kad pavyzdžiui, čia irgi tokia ir mums kartais būna naujovė, kad tu suplanavai pagal vieną žemėlapį, ar ne, ten Here Maps, ar ne, ten dar kažkokius tai kitus žemėlapius. Kitas suplanavo su Google Mapsais, ar ne, o vairuotojas važiuoja dar su kažkokiu tai kitų Mapsų, ar ne. Ir tada būna tuo atveju, kad jis nukrypo, jis ne ten nuvažiavo. Tai va šitie procesai, kai yra, turim su jais dirbti tiesiog. Tai kuo tampriau bendraujam mes, transporto įmonė, tų sistemų vystytojai ir diegėjai, tuo geresnė yra galimybė tuos turėti aktyvius ir veikiančius sprendimus. Tai turbūt, jeigu taip rezimuojant vienu sakiniu, tai nebūkit uždari, būkit atviri naujovėm, bandykitės, visą laiką palyginkit, pasikonsultuokit, jeigu trūksta žinių
ir jokių būdų neužsidarykit, o kaip mes sakom, geriau anksčiau diagnozuoti problemą ir ją įspręsti, kad greičiau tie vaisiai ateitų. Jeigu patinka mūsų kūriamas turinys ir gaunat papildomas naudingos informacijos, tai labai rekomenduojama spausti like ir subscribe, nes per tai mes matom, kad ta informacija jums yra reikalinga ir tai motyvuoja mus kurti podcastus toliau. Ačiū.